Ši stovykla tavo iniciatyva organizuojama jau antrą kartą. Ar jos kažkuom skiriasi nuo praėjusių metų? Darbo pobūdžių tikrai nesiskiria šitą stovyklą, o žaidėjais tai tikrai skiriasi. Nes galim sakyti apie 20 visiškai skirtingų žmonių. Užsiregistravo 27 žmonės, bet sudalyvauti 22, kitiems nepavyko. Kaip ir sakau, tiesiog nesiskiria stovykla. Dirbom 2 savaitės, 2 draugiškas tarpusavio varžybos, po kurios atrinksime komandą, kuri dalyvaus RKL. Trumpai gali apžvelgti šią stovyklą. Kas vyko jos metu? Vyko 8 treniruotės, 4 lauke, 4 salėje, kurios visose treniruotėse buvo patikrinti visi kandidatų įgūdžiai. Tai salėje 1 prieš 1, 2 prieš 2, šekybinė persvara, kaip moka kamuolį valdyti ir taip toliau. O lauke visus duomenis, kaip jie atrodo. Ir šiandieną bus užžaistos pirmus tarpusavio varžybos ir sekmadienį bus užžaistos dar vienos. Ar prasiplėtė kandidatų geografija lyginant su praėjusiais metais? Geografija užsiregistravus tai tikrai buvo prasiplėtę, nes buvo užsiregistravę netgi 3 žaidėjai iš Vilniaus, bet dėl kažkokių galimybių jie neatvyko ar priežasčių. O taip, geografija gal Palanga dar, vienas Gargždiškis, o taip tai visi aplinkui Klaipėdos rajonus. Dabar apie varžybas. Kaip įvertintum pirmasis kandidatų tarpusavio varžybos? Ar patenkintas esi jų pasirodymu? Nelabai iš pastangomis, gal ir patenkintas, visi norėjo įrodyti, kad kažką sugeba, o pačiomis varžybomis tai tikrai nelabai patenkintas, kadangi vaikinai norėjo įrodyti, kad jie galingi 1 prieš 1, nes aš taip žinau, kurie moka žaisti 1 prieš 1. Aš norėjau pamatyti komandinį žaidimą, kad išnaudotų visas galimybės žaidžiant. Kai esu mažas prieš didelį, pavyzdžiui, tokios situacijos, kuriuose reikalingus krepšinėje 5 prieš 5 žaidžiu. O dabar visi vaikinai tik tai norėjo rodyti, kad aš galiu mesti, aš galiu 1 prieš 1 žaisti, nieko nematyti aplinkui, gynyboje irgi niekam nepadedu, turiu savo žmogų apsidengti kaip ne komanda. Tikrai tas įspūdis buvo labai prastas. Kas labiausiai nudžiugino ir nuliūdino ir stebint tarpusavio varžybos? Nudžiugino maži žmonės, kad jų ir daugiau yra, kad jie tikrai yra iš ko pasirinkti. Nuliūdino, kaip ir sakiau jau, kad nekomandinis žaidimas buvo, kad 1 prieš 1 daugiau, nes nors 3 derinukus pasidarėm, bet ir tai jau sunkiai sekasi matau. Ar jau matai žmonės, kurie galėtų atstovauti Kretingą RKL jau ateinančiame sezone? Tikrai matau, kad kurie jau tikrai atstovaus ir dėl kurių reikia pasvarstyti. Kadangi veteranai taip pat sėdi balkonė ir žiūri, tai mes sekmadienį nuspręsim, kurie iš tų kandidatų pateks komandą. Ko tikiesi iš antrųjų tarpusavio varžybų? Gal vaikinai, kad suprastų, kad čia yra komandinis žaidimas, o ne asmeninis žaidimas, kad kuo daugiau komandiškai jie sužaistų. Gerai, ačiū.